E+ pradeda naują rubriką apie Anglijoje gyvenančių lietuvių kasdienybę, ką lietuviai dirba, kiek uždirba, bei ką veikia laisvalaikiu. Šiandieną kalbiname pašnekovą Algį, kuris dirba statybose. Algi, kiek laiko jau esate Anglijoje ir kodėl išvykote iš Lietuvos? Į Angliją atvažiavau prieš 5 metus, o tai, Lietuvoj. Iš manęs verslo valdžia atėmė viską. O tai koks buvo jūsų verslas? Tie biški su dizelinu tokį biznėlį turėjau. Kaip pasikeitė jūsų gyvenimas atvykus į Angliją? Kaip pasikeitė, gerai, labai pasikeitė, kaip sakant. Gyvenu labai gerai, nereikia sukti galvus apie dizelį niekų. Ten, kaip parduoti viską, kaip gauti ir taip toliau. Einu į darbą, dirbu, uždirbu. Ką dirbate, Algi? Strojkiai dabar dirbu, stalius jau esu viską, įrankių savo turiu. Kiek uždirbate? Kiek dirbi, tiek ir uždirbi, kaip sakant. Labai paprastai, jei varai kaip aš po 12 valandų, viską 7 dienas, tai gali visai neblogai užkalti, jau po mokesčių čia išeina kažkur į rankelės po 700 svarų. Čia per mėnesį? O tu durnas gal, taigi aš neleiburius kūks, taigi stalius sakiau esu, tai čia per savaitę tiek uždirbu. Ar atvažiavote vienas ar su šeima? Tai vienas, neturiu aš buvus tenai jau, kaip sakant. Kaip jau biznį turėjau, tai nebuvo laikų ten, tai bobai, nei tai vaikam nieko, tai nespėjau. Čia tokia viena susiradau jau, čia gyvenau kartu. Pašalpas gauna viską, tai biškelį pigiau įgyvenam, viską turi 4 vaikus, tai visai kaip ir nieko. Klausyk, man breikas jau į pabaigą eina, turiu lėkti jau, žinai, ant praisų varau, grindis dedu, tai kitą kartą paplėpysim, gerai. Ačiū Algi už interviu. Gerai, ačiū, davai.